Dabar viskas pasikeitė žiūrovas ir dabar viskas yra labai blogai. Jums irgi taip atrodo? Nepasikeitė žiūrovas, pasikeitė požiūris pačių aktorių į teatrą. O teatras prasideda nuo Rūbinės, tai čia yra senos tiesos ir jos, man atrodo, jos jau pasikeitė jau ganokai seniai. Ir tie laikai, kai teatras buvo nuo Rūbinės prasidedęs, baigėsi matyti prieš 35 metus. O nuo ko dabar jisai prasideda? O dabar jisai prasideda nuo alaus bokalo, kurį žiūrovas atsineša į salę plasmasinio. Ir tai yra visai natūralu, kažkodėl tai. Kai teatrai jau pradėjo vaikščioti su džinsais, jau nebėra tų kanonų, kurie egzistavo netgi, sakykime, toj smetoninėj Lietuvoj, kur į teatrą ateidavo su fraku, teatras tai būdavo šventė. Ką mes matom beje visai kitose šalyse. Bet yra demokratiško teatro ir kitos, tai vadinama demokratiškų teatrų, kada su džinsais. Apie alų aš nekalbu. O, žinot, aš nepripažįstu to demokratiško teatro, aš jo nesuprantu. Man teatras turi būti šventė. Ir jeigu aš sau leidžiu ateiti su skylėtais džinsais, tai reiškia, aš čia jau pro šalį truputėlį užėjau pažiūrėti teatro. Ir ką ten duoda tas teatras, tai dar irgi neaišku, kokį produktą. Nes kažkodėl yra labai daug interpretacijų, kodėl Romeo ir Džiulietą reikia statyti taip, o Meistrą ir Margaritą kitaip. Ten yra tekstai, genialūs tekstai ir vienoje ir kitoje pjesėje. Ir aš nemanau, kad juos reikėtų keisti ir iškraipyti. Žodžiu, jūs nemanot, kad reikalingas tas teatras be ketvirtosios sienos, pavyzdžiui? Vaidinimas tarp žiūrovų, įtraukiant žiūrovus. Ne, aš nesuprantu šito. Kodėl aš turiu eiti prie žmogaus, kurio aš nepažįstu ir jį įtraukinėti į tą veiksmą. Aš gink-dieve, jeigu sėdžiu aš teatre, aš bijau, jeigu prie manęs prieis koks aktorius ir pradės su manim vaidinti kažką. Atsiprašau, aš sumokėjau pinigus, kad manęs neliestų. Aš noriu žiūrėti, kas vyksta scenoje, o neįtraukinėkit manęs į kažkokias tai avantūras. Nu, visko reikia. Aš suprantu, aš nesu konservatorius, visko reikia, bet aš atsirenku jau tuos dalykus, kurie man įdomus yra. O ne taip, kad ateini į spektaklį, tau ten pripila stiklinę degtinės, tu gersiu, nu ir geri. Buvo ir tokių spektaklių, mačiau aš. Net tokių? Taip, aišku. Вам дамскую или полную? Ну, полную. Ну, ir